Šiandienos vaizdo įraše pažvelgsime į eToro brokerio vartotojų atsiliepimus ir patikrinsime, ar jis yra patikimas. Aprašyme rasite nuorodą į nemokamą demo sąskaitą, jei nuspręsite išbandyti šią platformą. Vaizdo įrašo pabaigoje taip pat pateiksiu savo nuomonę apie šį brokerį. Pradėkime. Trustpilot svetainėje eToro reitingas yra 4,2 iš 5, remiantis daugiau nei 28,000 atsiliepimų. Vartotojai nuolat giria platformos paprastumą, intuityvią mobiliąją programėlę ir galimybę išbandyti funkcijas naudojant virtualią sąskaitą. Daugelis vertina kopijavimo funkciją, kuri leidžia automatiškai kopijuoti patyrusių investuotojų sandorius. Keletas vartotojų pabrėžia naudingus ir greitai reaguojančius paskyrų vadybininkus. Tačiau buvo pranešta ir apie keletą neigiamų patirčių, įskaitant paskyrų patvirtinimo vėlavimus, paskyrų įšaldymą ir palyginti didelius spredus bei išėmimo mokesčius. Investing.com ekspertai eToro vertina labai gerai, suteikdami jam 4,8 balo iš 5 už intuityvią platformą, platų prekybinių priemonių pasirinkimą ir pažangės diagramų kūrimo priemonės. Platforma apibūdinama kaip ideali tiek pradedantiesiems, tiek patyrusiems prekiautojams. Atsiliepimų autoriai pabrėžia eToro mokymo išteklių, įskaitant eToro akademiją, taip pat Smart Portfolios, leidžiančių vartotojams investuoti pagal temas, nereikia rankiniu būdu valdyti kiekvienos pozicijos vertę. Brokerhouse teigimu, eToro yra puikus pasirinkimas tiems, kurie nori prekiauti akcijomis ir ETF už mažą kainą, tuo pačiu pasinaudodami socialinės prekybos funkcijomis. Platforma išsiskiria sklandžių sąskaitos atidarimo procesu, patogia mobiliaja programa ir plačių produktų pasirinkimu. Neigiama vertinama aukšta CFTA mokesčių, ribotas bazinės valiutos pasirinkimas ir klientų aptarnavimas, kuris galėtų būti greitesnis. Mūsų nuomone, eToro yra puikus pasirinkimas nišiniams investuotojams, kurie pirmiausia domisi prekiautojų kopijavimu. Rinkoje nėra kito brokerių, kuris siūlytų tokias plačias kopijavimo funkcijas. Tai kainuoja didesnius spredus nei konkurentai. Tačiau, jei norite investuoti rankiniu būdu, aprašyme rasite alternatyvą šiam brokeriui. Kaip atidaryti demo sąskaitą? Norėdami atidaryti nemokamą sąskaitą eToro, spustelėkite nuorodą aprašyme ir pereikite prie registracijos formos. Čia įveskite savo pašto adresą, vartotojo vardą ir slaptažodį. Sutikite su sąlygomis ir spustelėkite žalią mygtuką. Po akimirkos būsite nukreipti į eToro platformos valdymo skydą. Skydo viduryje yra srautas su investuotojų įrašais. Kaip matote, eToro labai daug dėmesio skiria socialiniai prekybai ir investavimo bendruomenės kūrimui. Nuo pat pradžių eToro pasiūlys jums patvirtinti savo duomenis. Tai užtikrins jūsų paskyros saugumą ir leis atlikti pirmąjį įnašą. Patvirtinimas apima jūsų tapatybės ir adreso patvirtinimą. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas buvo naudingas. Jei taip, prašome įvertinti šį vaizdo įrašą ir užsiprenumeruoti mano kanalą, kad būtumėte informuoti apie naujus vaizdo įrašus. Aprašyme rasite nuorodą į nemokamą demo sąskaitą eToro. Dėkojame už peržiūrą.